Labas visiems, senokai jau nesimatė. Žinau, kad praėjo pakankamai daug laiko nuo paskutinių video, tačiau šis video bus šiek tiek kitoks negu įprastai. Noriu papasakoti apie tai, kaip mūsų Project Mayhem salė sudegė. Šitame video bendrai papasakosiu apie tai, kaip ir ką mes veikėme iki gaisro, dėl ko kilo gaisras, bei kaip mes bandėme gesinti patį gaisrą. Ir žinoma, parodysiu apie tai, kaip mes visą salę jau dabar turime ir kokia jinai dabar atrodo. Grįžtam šiek tiek laiku atgal ir papasakosiu viską nuo pradžių. Tai jeigu gerai, aš prisimenu, jau buvo kalėdų metas, šventinis laikotarpis tarp kalėdų ir naujų metų. Mes jau buvom nusprendę susirinkti kartu su komanda ir surinkinėti fompito sieną, visą tą dėžę, kad galėtume po to visus tos kubikus sudėti į dėžę ir naudotis fompitu. Dar mes tuo metu fompito kubelio dar neturėjom, man atrodo, mes dar laukiam. Nu tai kol laukiam, mes sugalvom paruošti jau dėžę pačią. Tai susirinkėm mes visi, man atrodo, per savaitgalį visą tą dėžę surinkom. Tada kitą jau savaitgalį mes kaip ir turėjom kubikus visus. Beliko mums tik tai sudėti į apačią visą fanierą, kokią mes ten galim, nes ten buvo visokie iššokę metalai, kurių mums galėjo netyčia į nugarą sulysti koją, jeigu tenais iki pačio dugno sukristume. Tai kad tik tai apsisaugoti mes ir susidėliojom taip, kad dugnas būtų saugus. Po to pradėjom dėlioti kubikus, tada tiesiog pradėjom mėtyti, labai daug gero laiko praleidom, smagu. Now the fun begins. Čia yra sukrauta 1500 kubelių. Šiaip gavosi labai gerai. Pradžioje galvojom, kad neužteks kubų, nes sunku įsivertinti, bet užtektinai, dar jeigu trūks, užsakysim dar vieną partiją. Nu ir tokia pabaiga. Ir jau buvo pakankamai tą vakarą vėl. Beliko tik ant turniuko šiek tiek pakoreguoti porą dalykų. Prisimenu, kažkas su bulgarkė dirbo. Vieną minutę viskas gerai, kitą minutę atsisuki, žiūri ugnis ir liepsnoja ir svyla viskas. Ir tiesiog chaosas. Totalus chaosas. Tai mes visi panikoje tiesiog bandom kuo daugiau kubikų išmesti iš tos dėžės, gesinti su gesintuvais. Bet, ką žinot, paralonas pakankamai degus kaip benzinas tiesiog paima kaip žiežirba ir užsidega. Viskas tiesiog sudegė per porą minučių. Nu ir žinoma, ten buvo daug medienos, tai viskas pradėjo plėstis, buvo per daug karšta ir tiesiog mes išbėgom. Tai visa laimė, kad mes visi likome sveiki, porą ten nusibrozdinimų, ten biškį apsvilinam, drabužius, biškį rankas, bet viskas okei. Tai galų gale gaisrinė atvažiavo, užgesino gaisrą pakankamai greitai. Na ir po to laiko, kai gaisrininkai užgesino visą gaisrą, pravedino patalpas, galėjom užeiti į vidų ir pažiūrėti, kokie nuostoliai buvo nuo to gaisro. Užėję tiesiog apėmė toks liūdesys, baimė, ten taip tylu buvo, atrodo, kad į kapines kažkokie užėję. Ir manau visiems ta pati mintis buvo, užėję, pamatė visą situaciją, kaip atrodo salė, kad tiesiog mesti viską lauk, bėgti belenkur į Maldyvus, į Tenerifę, dar kažkur ir pamiršti visą šitą reikalą ir tiesiog gyventi toliau. Bet kai pamatėme, kad mes turime labai artimus gerus draugus, kurie norėjo ir padėti, tvarkyti, bei
pasiūlyti pinigų, kas galėjo ten pasiūlyti įrangos, kad tvarkyti. Nu ir žinoma, labai didelė sporto bendruomenė norėjo irgi mums padėti, kas seka mus per Instagramą, YouTube, žiūri video, irgi norėjo prisidėti ant salės restauravimo. Daugelis žmonių, kas seka mus, yra jau apsilankę salėje, arba praeitoje, arba šioje naujoje, įvertino mūsų darbą ir norėjo prisidėti. Tai su visų žmonių pagalba mes atsistojom ant kojų jau po poros savaičių, jau salė buvo pravalyta ir po mėnesio mes, man atrodo, jau pilnu pajėgumu pradėjom dirbti. Kur jau galėjo lankytojai lankytis ir buvo jau malonu sportuoti, nebuvo tos baisios marvės nuo degėsių. Aš jums dar parodysiu porą vaizdų, kaip mes ten įsitvarkėm tą salę. Buvo pakankamai daug darbo, dar foampito rėmas beveik buvo pusiau sudegęs, tai reikėjo jį išardyti, sulaužyti. Buvo pakankamai daug darbo. Iš antro aukšto buvo daug stiklų suskilusių, tai reikėjo jos irgi viską išmušti. Smagiausia man buvo tiesiog paimti antram aukšte ir duris pramušti, tas pakėlė man labai nuotaiką. Šiukšlės, vandenį nuo gaisrininkų reikėjo išvalyti, turnikus pravalyti, ir žinoma, visos sienos buvo juodas, tai ką be galėjom, tą nuo dūmų pravalėm, pavyzdžiui, ten dėžės, duris, lubas, kas beliko tik tai. Bent jau iš vienos pusės buvo pliusas tas gaisras. Kai mes perskeliam į tas naujas patalpas, mes pamatėm, ant kiek buvo viršuje ant lubų voratinklių, ant sienų, ir kadangi tos aukštos lubos negalėjom dasiekti tų voratinklių nuimti. Tai iš esmės pravalė voratinklius, kas buvo gerai. Tai mums teliko tuo momentu po gaisro dar tik tai perdažyti sienas. Sveiki sugrįžę, toliau mes turim Jägerbonkę. Šiandien mes turim, šeštadienis, sausio 25 diena. Tęsiam toliau su foampito statybom. Šiandien yra pirma diena, šeštadienis, kai mes važiavom padirbėti ir padaryti pirmą žingsnį link salės atstatymo, nes abandint jos neplanuojam. Tai dabar, nežinau, parodysiu, galbūt jau kažkiek matysis, aišku, nemanau, kad čia matysis, kas atsitiko su ja. Esmė, kad sudegė pagrindinė patalpa, kurioje mes visi stovim ir sportuojam. Nežinau, kiek matysis per kamerą. Gerai matys. Sudegė foampitas, tenais prasidėjo gaisras. Tai realiai ugnis viską, ką paveikė, tai buvo tik tam kampe, tai viskas buvo susijęs su medžiu ir su mediena ir su langais. O visa kita, čia kur juodžiai, yra tiesiog nuo dūmų stipriai atsinešę. Tai šitas dalykas labiausiai demotyvuoja, nes viską tai išplauti bus sunku, bet mes veiksim. Svoriai nenukentėjo, metalai nenukentėjo, kilimėliai nenukentėjo, net čiužiniai išgyveno raudonį, kuriuos turėjom. Ir dar labiausiai, ko gaila, tai yra taurės. Taurės visus išsivydė, taurių irgi nelaimėsi atgal, tai liks tik tais prisiminimuose. Bet dabar apie gerus dalykus. Kadangi aš vis laik uždarau visas duris, visas patalpas, šita patalpa, jinai visiškai išliko gyva. Tai šita patalpa visiškai gyva, lubos sienos švarios, sienos net neturi jokio juodžio, kaip prajudus ranka. Vienintelis dalykas viskas, kas ant grindų išplauta ir visi objektai. Tai stalai, čia kažkokie kiti dalykai, siurbliai, tai viskas tai yra atplaunama rankytėm ir gan greitai. Čia irgi realiai tik tais, kur pro duris viską tai atplausim rankom, nes šiaip sienos irgi nepaliestos. Grindis išvalysim, lentynas, kurios dabar visai neblogai atrodo. Kažkas yra tame, ne? Gal visai ir idėja tokia, ne? Viskas, čia tik tais ant grindų viskas iškrito. Ir tam iškrito labai irgi padėdė, bet čia irgi. Bet čia dėl to, kad tos durys medinės. Dėl to, kad čia pro šitos duris viską degė, bet tos irgi viską atlaikė. Tai čia irgi atplausim tiek, kad... O kokie čia stiklai? Ai, kilo. Tai nieko tokio. O main salė tai jau plaus, aišku, profai su kažkokiu kerkeriu ar su kažkokiu kranu, nes lubas mes patys nepasieksim. Tai dėl paslaugų yra kreiptasi, laukima atsakymų iš 3 įmonių. Tai kitą savaitę pirmadienį jau aš turėsiu kažkokios žinias, kiek tai kainuoja ir kiek tai trūks. Toliau, kai tik atplaus patalpas, iškart grįžt riešus, nes įranga visai išgyveno. Langai irgi užsakyti, fasados jau sutvarkytas praėjus keliom dienom, tai judam. Užsiėmam tvarkymo darbais, išnešam viskas, kas nudegė. Bet šventos raštas nedega. Karočią, kai grįšit po pertraukos į salę, darysit šitą priešų, kai nudegė.
Tai žodžiu, įsibėgėjame savo tvarkymu čia nais. Viską, kas dar nėra sudegę, sunešėme šitą salę, kuri turėjo būti antra salė. Artimoje ateityje bus šita salė antra, galės bus kačialka. Tačiau, update'as mažas. Čia sutvarkėm, nebėra medienos kur foampitas. Išmušėm mes tenais viršuje tas duris. Stiklą visą išdaužiam, nes tenais viskas suskilę. Čia bala didžiausia. Stiklas, reikia čia dar prašluoti antrą kartą. Čia Aneta labai gražiai viską prašloja. Karočiui, šitoj patalpoj matot viską, kas liko išgyventa. Tai realiai visi čiužiniai, kurios nebuvom palaidojęs, reikia tik išdžiūrinti savo, kad bus gerai kėdė. Visi svoriai, visos gumos, visos šoginės, visi kilimėliai, absoliučiai visi dėžai, viskas išgyveno. Apart, čia jaučiu to labiausiai gaila. Ne paralonio, ne duobės. Kad visos taurės per 15 metų laimėtos padžiuvo. Ir talentų čekis tenais pavargęs. Tai jau daug šitų dalykų gaila. Tiek. Ką, pasibaigė 7 valandų darbinis savaitgalis, tai šiandien su Astijum, su Aneta, Enrikas dar atvyko su Agne padėt, išvežėm tono 300 kg šiukšlių, kurios sudegė. Čia realiai pagrindinė buvo medis, faniera ir čiužiniai, kurie buvo pilnai permirkę su vandeniu. Pridavėm ir dabar sekantis etapas, tai jau ateinančią savaitę, pirmadienį, antradienį gausiu kažkokias kainas, kiek kainuos viską atplaut iš įmonių pagrindinę salę ir prasidės plovimo darbai. Ir tiek, dabar važiuojam praustis, nes toks mums, kad dulkės tiesiog visur lindo. Jo, nu, biški. Na, žodžiu, laukit pratęsimo. Mes nestojam, salę atstatysim. Ir bus geresnė, 100 kartų geresnė. Jau dabar matos, kur geriau bus. Visas klaidas matom. Nu, langų nėra, ten įstatysim tas plokštės, ledai bus, durų nebėra tų... Realiai davė mun creative idėją. Tiesiog, nu, salė tiesiog visa išvalyta nuo visų šiukšlių, tiesiog nulis joje. Taip nebuvo švaru, kai mes įsirenginėjome. Voratinklius visus pravalę. Gerai, šio, davai. Davai. Ačiū pagalba, prašau. Davai, susimatyti. Na ir žinoma, kai mes jau sutvarkėm salę, beliko mums pravalyti sienas ir tada paruošti jau dažymui. Tai kas galėjo iš mūsų draugų susirinko, iš mūsų chebros susirinko ir pradėjom mes dažyti sienas. Turėjom mes kompresorius, turėjom nusipirkę tokius aparatus, kur dažnai gesdavo, kad dažyti sienas, jie tokie kaip irgi kompresoriai maži. Ir žinoma, mes turėjom tokį jau svajonę, kad estetiškiau atrodytų, nu ir žinoma, po gaisro lubos visas juodas, mes norėjome pakeisti šiek tiek išvaizdą. Tai pasiėmėm keltus ir iki pat lubų mes viską nudažėm. Taip irgi užtruko pakankamai ilgai, bet man atrodo 2 ar 3 dienų darbas pasibaigė. Nu ir žinoma, kas matėte Instagram'e, mes buvom įkėlę, kaip mes viską dažėm. Buvo šiek tiek toks vaizdas kaip Breaking Bad arba labiau iš tų video, kur apie kartelį, kur mes maišo kokainą daro. Tai žodžiu, taip gaunasi, kad mes per +- 3 dienas visas patalpas nudažym kiek įmanoma, mes ir turim dar antrą patalpą, kur aš vėliau parodysiu, kaip atrodo dabar paruošti. Na ir kai galų gale mes nudažėm visas sienas, mums teliko dar gumas išplauti ir sudėti atgal ant grindų. Tai laukia, kaip žinoma, -5 kokie ir tiesiog su kercheriu plauni, tos gumos užšalusios, mums reikės išdžiovinti, tai galų gale mes tiesiog kiek įmanoma sunešėm į pačią salę, patalpą, tiesiog, kad jos pradžiūtų ir po to sudėlioti. Kai kurios gumas neatlaikė tam viso to karščio įsilydė, tai reikėjo išmesti, tai visas gumas atrinkom, kurios dar geros ir tiesiog sudėliojom ant žemės. Kas buvo keista, jog tų gumų pakankamai užteko, kas jau apsilankėte salę, matėt, kad, plius-minus tos guminės dangos visur buvo tiek pat. Nu ir taip ir gavosi, kad jau po gerą mėnesio visi pradėjom reguliariai eiti sportuoti. Viskas buvo grįžę į savo vėžes, tiesiog reikėjo viską po truputį atnaujinti. Tai reikėjo dapirkinėti gumas, šokdynės kai kurias, reikėjo naujas dėžes susukinėti, ant kurių mes ten galime užlipti, kad pasiekti turniką, jeigu su svoriu sportuoju, jį yra paprasčiau. Ant tų dėžių ir žinoma galima įvairius pratimus daryti, jeigu tenais prie švediškos senelės darai, tricepsui arba dar kokiam pratimui. Ir kažkaip mums šojo mintis, kai mums pradėjo rašinėti draugai, pažįstami giminės, kad siūlo bent jau kažkiek paaukoti pinigų, kad galėtume atrestauruoti salę. Mes sugalvom, kad padarysime fundraiser
nežinau kaip jis lietuviškai, fondą tiesiog, kad padėtų salę atstatyti, kas galėtų paaukoti pinigų, tai paaukojo. Labai nustebim, kad labai daug geranoriškų žmonių pradėjo mums aukoti pinigų. Tikėjomės, kad tik tai iš visų lankytojų, kas pas mus ateina, paaukojo pinigų, bet pasirodo, kad daug kas ir netgi iš pažįstamų, iš visų pasaulio kraštų, ką mes tik tai pažįstam, pradėjo net aukoti pinigus. Tai buvo tiesiog fantastiška, nes mums tiek daug pinigų sutaupė ir sutaupė laiko, kada mes galėjome atstatyti visą salę ir atgal grįžti į vėžes ir sportuoti. Taip pat norėčiau nuo visos komandos ir nuo savęs padėkoti visiems, kas aukojate pinigus, kad mes galėjome taip greitai atstatyti savo salę, atstatyti ant kojų ir toliau judėti. Tai su visų žmonių pagalba, su pinigais, su tais, kas norėjo atvažiuoti ir mums padėti, tiesiog mes labai greitai viską atstatėm. Nuostabu, kad per mėnesį galėjome atgal grįžti į sportą, nes mes jau manėme su komanda, kur ir kaip mes repetuosim pasirodymam, kaip mes sportuosim namuose ar lauke. Lauke, žinoma, ne pats geriausias oras pas mūsų Lietuvos orais. Tai kas mums dar labai padėjo, kad vienas iš lankytojų pas mūsų salėje paaukojo pakankamai daug fanieras, netgi praktiškai tiek, kiek reikėjo, kad galėtume dar geresnį foam pitą padaryti. Apskaičiavom, kad mes galime ir didesnį padaryti, nes pačiai pradžiai, jeigu matote pagal video, pakankamai siauras foam pitas gavosi. O dabar žymiai platesnis, kas mums yra fainiau, nes galim, kaip sakant, saugesni būti šiuo atveju. Na ir dabar buvo tik tai kitas klausimas, ką darom dėl kubikų. Nes praeitą kartą mes juos susakinėjom naujus. Ir nenorėjome išleisti ten vos ne 3000 eurų vėl ant kubikų ir rizikuoti tai, kad vėl kažkas sudegs ar kažkas atsitiks. Tai mums pasisekė. Su mumis susisiekė Skyparkas ir jie tuo metu savo kubikus senus norėjo išmetinėti. Na ir kiek aš pamenu, kažkas iš mūsų komandos seniau buvo susirašęs su Skyparku vadovu. Klausė, jeigu kada nors planuosite savo kubikus išmetinėti, parašykite mums. Mes tikėtinai juos pasiimsim, nes irgi planuojam foam pitą daryti. Na ir ką, ir atėjo tas momentas, kaip labai laiku mums parašė Skyparkas ir sako, mes išmetinėm 2 duobes su foam pitu, tai galite pasiimti ir naudoti. Tai vėl susirinkom su komanda, išnuomavom busiką ir per keletą reisų mes nuvežėme į salę ir tenais laikėme tos kubikus. Nu ir tada buvo sunkiausia dalis. Mums reikėjo visus kubikus iš vienos patalpos išmetinėti į tą dėžę. Tai mes tenais kiek galėjome pasiėmėm tokias kaip užuolaidas, tenai sudėjinėjom ir išmetinėjom. Ir po to jau galų gale galėjom išbandyti normaliai foam pitą ir iki šiol mes jį naudojam. Tai žinokit, labai fainas dalykas, dabar galime mes dar ekstremalesnių triukų mokytis. Ir čia vietoje iš karto, pavyzdžiui, išmoksi triuką, aš jau esu drąsus, galima įti ant žemesnio turniuko su čiužiniais ir atlikti tą triuką ir mokintis toliau. Na ir dabar, kas iš mūsų projektų yra, mes turime dar šalimais antrą patalpą, kur mes planavome daryti kačialką. Tai aš jums parodysiu, kaip tenais viskas atrodo šiuo metu. Kol kas mes tiesiog padėjome visas gumas ant žemės, padarant grindis. Visos sienos dabar jau yra nudažytos, tai visai estetiškai atrodo ir gražiai. Turime netgi 2 bėgtakius, kurie dabar tikrai veikia. Vienas turi netgi tokias funkcijas, kur tavo kraujospūdį matuoja ir dar visokius navarotus. Greitu metu mes planuosime tenais įrengti skirsinius, kad būtų galima ten pristrukimus daryti, ten įvairius plėtimus. Tuo pačiu mes turėsime normalią bokso kriaušę, jinai bent jau bus sunkesnė ir bus galima tenais tuo pačiu treniruotis. Ir tą salę mes pagrinde naudosime apšilimam, kačialkai, tai jeigu pagrindinė salė tuo metu yra užimta su daug žmonių, gali nueiti į antrą patalpą, apšilinėti ir tuo pačiu sportuoti. Vieni, tarkim, pagrindiniai salėje dinamiką daro, pakankamai yra storos duris, kur galima užsidaryti antroje patalpoje ir savo muziką leisti ir ramiai sportuoti. Tai va, turėsime mes toj salėje dar turnikų, kur bus galima sportuoti, tuo pačiu mes dar pakabinsim bokso kriaušę vienam kampe. Nežinau, kaip tą įrenginį pavadinti, bet irgi sporto salės kažkas mums padovanojo tą kačialką vadinamą,
kur galima savo dasidėti papildomą svorį ir atlikti įvairius pratimus. Nu ir kol kas su antra patalpa tiek, mes dar ateityje planuosime, kaip tenais tvarkingiau padaryti, gal atskirai kolonėlę kokią muzikos pastatysim, kad būtų galima atskirai leisti muziką. Ir kas toliau, nu, mes turim dar antrą aukštą, kur šiek tiek estetiškai patvarkėme, tai pastatėme mes naujas tenais sofos, kur galima atsisėsti, tuo pačiu veidrodį, kad persirengti, ten pasimaivyti, ten papozuoti, dar kažką. Nu ir tiek, manau, šiame video, ką aš ir papasakau, tiek yra. Sekite toliau Instagram'o puslapį, mes dažniau tenais keliame kokius storius, reelsus, pamatysite daugiau tenais informacijos, kaip plečiasi mūsų salė. Ir labai tikiuosi, kad jums šis video patiko, kad pakankamai daug informacijos jums suteikiau apie kas vyko su gaisru. Ateityje toliau mes kelsime dažniau į YouTube apie mūsų keliones. Šiek tiek mes atsigaunam dabar po visų nesąmonių kaip talentai, gaisras ir savo dar gyvenimo visokie etapai. Buvo smagu jums papasakoti apie šią istoriją ir iki kitų kartų. Iki, einu aš nusišiai.